Labas rytas. Šiandien atvažiavom prie Morskio oko. Aišku, čia eiti reikės dar labai toli nuo stovėjimo aikštelės. Bet įdomiausias faktas tas, kad mes už stovėjimo aikštelę, kadangi rezervacijos neturėjom, sumokėjom 150 zlotų visai dienai. Tai yra kosminė suma. Vilniaus centre priparkavus mašiną turbūt tiek nesumokėtum. Tai būtų apie kažkur 38-40 eurų. Žodžiu, Lenkai su savo verslumu daro verslą, belenkur. Tai va, žodžiu, reikia rezervuotis iš anksto, tai tada stovėjimas 39 zlotai, o jeigu neturi rezervacijos, vietoje moki 150. Įėjom į nacionalinį parką. Žodžiu, taip už įėjimą taip pat reikia mokėti, 10 zlotų suaugusiam moksleiviam 5. Tai čia nedidelė ta suma. Bet iki Morskio oko yra 9 kilometrai. Tai yra porą valandų pėsčiomis. Ta atstumą galima važiuoti su arkliukais. Va ten matosi, kaip važiuoja jau. Tai va, tais arkliukais žmogui yra 100 zlotų, tai yra 25 eurai 9 kilometrus nuvažiuoti. Žodžiu, kainos tai tokios tikrai nelenkiškas čia. Tai nusprendėm eiti, o atgal žiūrėsim. Bet manau, kad bus viskas gerai. Daug čia mūsų žingsniuoja į priekį ir gale visi eina į ten pat. Pavargę nuo saulės, bet atėjom labai gražiai vietą. Liko dar 50 minučių eiti tokiu keliu, šiek tiek lipam laiptais akmeniniais. Tak, viskas. Labai karšta. Labai saulėta karšta. Ir ką mes čia dabar gavom? Ledų. Liko kiek porą kilometrų iki Morskio oko. Va, tokie ledai. Atsiskaitimas, aišku, tik tai grynaisiais. Nes čia ryšio tiesiog nėra. Tai dabar skaniai valgom. Ar skanus tie mikso ledai? Skanus, ne? Kakaviniai ir grietininiai. Jo. Beveik atėjom. Kai ledų užvalgėm, kažkaip cukrus suveikė. Ir šypsenos atsirado šiek tiek veiduose, ne? Tėtis pas mus šypsotis pradėjo. Visai jau netoli. Atėjom prie Morskio oko.
Va, taip atrodo. Iš tikrųjų tai įspūdinga. Gražu. Didelis ežeras. Vidury kalnų. Žmonių čia milijonas. Prisėdom ant akmens. Užkandom. Dabar Saulius sakė, eis Coca-Colos ieškot. Cukraus reikia. O aš sakau, gal apeinam aplink ežeriuką. Čia toks raudonas takas yra. Nesakei tu taip. Nu gerai, pagalvojau, bet nesakiau garsiai. Nesakei. Grįždinėjom. Einam link mūsų automobilio. Liko nedaug, gal 15 minučių eit. Ir jau būsim grįžę. Grįžom į mašiną. Su kokiam nuotaikom? Pavargus. Kosmosas. Turėjo būti viskas paprasta, greita, gražu, saulutė, restoraniukas. O gavus, kad 20 km. vairuotojas turbūt net ten pasižiūrėjo ir vietoj 2 km vieną pusę gavus 9 km vieną pusę. Pėsčiam. Šiandien suvaikščiom 20,5 km. 20,5 km. Ant gojyčio. O kaip jum? Gerai, pavargau. Kas labiausiai patiko? Tai labai gražus ežeras buvo. Tas svarbiausia. Žalias. Bet jis žalias, nes aplinkui žalia, tai atsispindėte. O kas sunkiausia buvo?